Vilnius 1988 m. vasario 16 diena. Lietuvos TSR Valstybės saugumo komiteto tardymo skyriaus virtardytojas kapitonas Baumila, Lietuvos TSR BPK 146 straipsnio tvarka, tarnybinėme kabinete numeris 169, vadovaudamasis Lietuvos TSR BPK 175/178 ir 180 straipsniais apklausiau liudytoją Sadūnaitę Feliciją Nijolę Jono. Apklausa pradėta 14:30 min. Liudytojai Felicijai Nijolei Sadūnaitei išaiškinta, kad ji iškviesta apklausti baudžiamojoje byloje numeris 092-008-87 dėl nelegalaus šmeižtiško turinio leidinio Lietuvos katalikų bažnyčios kronika gaminimo ir platinimo faktų. Liudytoja Sadūnaitė sutinkamai su Lietuvos TSR BPK 77, 80 ir 178 straipsnių liudytojas gali būti apklaustas apie bet kokias nustatytinas byloje aplinkybės ir privalo duoti teisingus parodymus, atsakyti į užduotus tardytojo ar kotėjo klausimus. Taip pat jums išaiškinama, kad sutinkamai su Lietuvos TSR BPK 114 prim ir 180 straipsniais jūs po apklausos turite teisę susipažinti su protokolu ir reikalauti jį papildyti, padaryti jame pataisas, prašyti apklausoje panaudoti garso įrašą, po apklausos pačiam surašyti savo parodymus. Taip pat jūs, liudytoja Sadūnaitė, įspėjama, kad dėl atsakomybės už atsisakymą ar vengimą duoti parodymus ir už žinomai melagingų parodymų davimą yra numatyta baudžiamoji atsakomybė pagal Lietuvos TSR baudžiamo kodekso 189 ir 190 straipsnius. Liudytoja Sadūnaitė, jums siūloma pasirašyti protokole, kad jūs įspėta pagal anksčiau minėtas baudžiamo kodekso straipsnius. Kodėl? Motyvas, bažnyčios diskriminacija tikinčiųjų ir iškyla išėjimas seminarės įvairiaus laikus. Dėl šių motyvų jūs atsisakote pasirašyti dėl įspėjimo, taip? Protestas prieš variūnės panašimą, prieš knygų laikymą kalėjimas, prieš draudimo vaikus statyti savo. Jūs kategoriškai atsisakote pasirašyti? Spaudos draudimą kategoriškai. Bet kur pasirašyti? Tuomet tęsime toliau. Liudytoja Sadūnaitė, jums pranešama, kad remiantis Lietuvos TSR baudžiamo proceso kodekso 114 prim straipsnių, jūsų apklausa įrašoma kasetinių magnetofonų Sony į kasetę MK61, įrašo greitis 4,76 mm į sekundę. Liudytoja, prašau pasakyti savo pavardę, vardą, tėvo vardą. Apklausa nedalyvauja. Jūs atsisakote pasakyti savo anketinius duomenis, tuomet aš perskaitysiu juos. Apklausiama yra liudytoja Sadūnaitė Felicija Nijolė Jono, gimusi 1938 metais Kėdainių rajono Dotnuvos mieste, TSRS pilietė, lietuvė, nepartinė, vidurinio išsilavinimo, netekėjusi, teista 1975 m. birželio 17 d. pagal Lietuvos TSR baudžiamo kodekso 68 straipsnio pirmąją dalį 3 metams laisvės atėmimo ir 3 metams nutrėmimo. Bausmę atliko 1980 m. birželio 6 d. Dirba slaugė pagal sutartį. Gyvena Vilniuje, Architektų gatvė numeris 27, buto 2. Liudytoja Sadūnaitė, dabar jums bus pateikiami konkretus klausimai, į kuriuos prašau atsakyti. Pirmas klausimas. Ar jūs pažįstate Vilniaus miesto gyventoją Petrą Cidziką? Į šitą, kaip ir kitus klausimus, neatsakysiu. Kodėl jūs atsisakote atsakyti į klausimus? Bažnyčios diskriminacija tikinčių
diskriminacija. Lietuvoje visoje visuomenėje. Konkretizuot galit šitos savo motyvus kokiais nors konkrečiais Dabar atvejais? kišasi į seminarijos vidaus reikalus. Privatauja vyskupus. Konkrečiau galbūt kokiais nors konkrečiais atvejais. Nes čia gan bendri tokie motyvai. Žino, broliai kagėbistai žino, ką jie daro. Reikia jiems konkretizuoti. Jūs atsisakote svarbiau paaiškinti motyvus. Jie žino visą tą. Savo tą planą likviduoti bažnyčią oficialiai rašo laikraščiuose. Ateistų planas likviduoti Lietuvoje bažnyčią. O bažnyčia negali. Kas likviduoti? Kristus pardėčia bažnyčią. Tuomet užduodu Jums antrą klausimą. Jo, pragaro vartai, jis nenugalės. Daugiau apie motyvus nieko nenorite. Taip, protestuoju prieš diskriminaciją. Tikinčių taip pat prieš tautinį nusiteikusių žmonių. Turi teisę. Gerbti mėgai savo tėvynį. Tiesą mėgai. Pasirant prieš Petro Gražulio sumušimą. Prieš žiaurą elgesį su tais, kurie buvo aikštėje. Kai išėjo šunimis vilkimis ir mušėmis daugiau. O kiek tie motyvai Jūsų nuomonė susiję su ta baudžiamąja byla, kurioje Jūs esate pakviesta? Religiniai motyvai dėl persekiojimo bažnyčios susijęs su bažnyčios kronika, kadangi Lietuvos pripažinęs kronika gimė. Iškėlė faktas. Aišku, tuomet antrą klausimą aš Jums pateiksime. Ką Jūs žinote apie Petro Cidziko dalyvavimą nelegalaus leidime Lietuvos katalikų bažnyčios kronika gaminime ir platinime? Šitą kaip ir kitus klausimus neatsakinėjau. Kaip paaiškinti tai, kad LKB kronikoje yra talpinami įvairūs Petro Cidziko pareiškimai, kolektyviniai jo pasirašyti pareiškimai bei smulki informacija apie jo konfliktus su valdžios organais, o taip pat tai, kad pas jį kratos metu buvo rastas LKB kronikos numeris? Iš šitą kaip ir kitus klausimus neatsakinėjau. Kas Jums yra žinoma apie šių metų pradžioje padarytą kratą pas Petrą Cidziką ir jos metu rastus rašinius? Neatsakinėjau klausimus. Į šį klausimą konkrečiai Jūs atsakote ar ne? Iš šį ir visus kitus. Jūs į kiekvieną konkretų klausimą konkrečiai atsakykite. Ne apskritai apie visus, bet konkrečiai. Sekantis klausimas. 1988 m. sausio 8 d. kratos metu Petro Cidziko bute buvo paimtas 1987 m. balandžio 27 dienos Felicijos Nijolės Sadūnaitės vardu parašytas pareiškimas adresuotas Lietuvos TSR prokurorui. Jums pateikiamas šis pareiškimas. Paaiškinkite, ar Jūsų ranka parašytas šis pareiškimas. Jeigu taip, tai kaip šis rankraštis atsirado pas Petrą Cidziką ir kokiu tikslu buvo saugomas specialiai įrengtoje slėptuvėje. Prašom susipažinkite su pareiškimu šitą. Oi, šį bet kokį kitą klausimą neatsakinėjau. Ar čia Jūsų ranka parašytas pareiškimas? Bet kokį klausimą neatsakysiu. Nenorite atsakyti. Ne. Šis pareiškimas yra patalpintas nelegalaus leidinio LKB kronika 74 numeryje. Paaiškinkite, kokiu būdu minėtas pareiškimas pateko į šį nelegalų leidinį ir kokiu tikslu tuo siekiama. Į šį kaip ir kitus klausimus neatsakysiu. Ar Jūs pažįstate Vilniaus miesto gyventoją Antaną Terlecką? Į šį kaip ir kitus klausimus neatsakysiu. Kokie Jūsų tarpusavio santykiai, kada ir kokiu reikalu buvote susitikę paskutinį kartą su Antanu Terlecku? Į šį kaip ir kitus klausimus neatsakysiu. Kratos metu Petro Cidziko bute buvo paimtas mašinraštinis straipsnis istoriko pokalbis su Antanu Terlecku, kuriame aprašomas Antano Terlecko pokalbis su anoniminiu istoriku. Ar Jums yra žinomas šis straipsnis? Į šį kitus klausimus neatsakysiu. Kas šio straipsnio autorius, kas atspausdino, ar vyko iš tiesų toks pokalbis? Kas yra tas anoniminis istorikas, kokiu tikslu vyko pokalbis ir buvo paruoštas straipsnis, kada ir kaip Jūs susipažinote su šiuo straipsniu, kaip vertinate jo turinį? Į šį bet kokį kitą klausimą neatsakysiu. Straipsnio pabaigoje nurodyta, kad šis pokalbis užrašytas iš magnetofono juostelės ir šiek tiek paredaguotas asmenų pažymėtų kriptonimais AK, RT, FN ar PN. PN galbūt. Ar Jums yra žinoma, kokie konkretus asmenys pažymėti kriptonimais redagavo šį straipsnį ir ar buvo šis pokalbis įrašytas į magnetofono juostelę?
Išyda, tai tik klausimą nesakys. Šio straipsnio pabaigoje yra užrašas. Prašome šį dialogą pasiųsti Čikagos apyrašėms ir Maskvos plasnos bei nurodyta data 1987 m. rugpjūčio 16 diena. Ar buvo šis straipsnis kur nors panaudotas? Išyda, klausimas nesakysiu. Šiame straipsnyje Antanas Terleckas, kalbėdamas apie nelegalų leidinį LKB kroniką, teigia, kad už jo laiškų iš lagerio spausdinimą kronikoje ačiū bene vieninteliai Nijolei Sadūnaitei. Jums perskaitoma šį ištrauką. Prašom, prokurore. Mes tęsime įrašą, reiškia, mūsų protokolą. Prokuroras neteisybę kalbėjo, kad mes neieškojo balandžio 1. Ir kapitonas Domilas paneigė, kad ieškojo mane, buvo sąjunginis paieškas. Tai kad jis man kalbėjo netiesą. Nežinau, tai paieškas. Prokuratūra nežinau, ką daro, kad kalbėjo. Jeigu tai buvo. Kai gavau rugsėjo, neturi. Ar čia aš dabar jums trukdau? Nieko, prokurore, prašom. Mes dar tai Ar įrašas vyksta? įrašas vyksta, tačiau jisai netrukdo mums bendrauti, taip sakant, su Sadūnaite ir užduoti klausimus, kaip jūs Aš galite. norėjau čia taip atitrauktai truputį grįžtant prie mūsų pokalbio apie jūsų šeimą, tai ar čia reikalingas įrašas, daryti vis dar. Kodėl? Pasiėmiau intereso dėlį prisiminti tą Vilkį jūsų dėdę. Galima išjungti. Ir sakom, kaip aš supratau, jūs tvirtinate, kad Vilkus Jonas išvyko pas tėvus. Taip. Kada jis išvyko? Po to laisvoj laisvė, aš 3 metų nežinau, bet aš žinau, kad jis išvyko. Ir jisai negalėjo dalyvauti visokiuose nusikaltimuose veikia vokiečių okupacijos, kadangi jis ten buvo, taip Altajaus krašte. Taip, išvyko. Jis ne taip buvo. Tai reiškia, jūs savo šeimos biografijos nežinote. Jisai buvo, liko nuo tremties. Kad jau turėjo. Nežinau, kaip jie ten pragyveno. Bet jūs galite, aš galiu duoti paskaityti dėdės parodymus teisme. Čia, žinot, teismo protokolas, tai galbūt ne visai logiškai užrašytas, nuosekliai. Čia priklauso nuo sekretorės sugebėjimo. Magnetofonas išjungiamas, kol liudytoja Sadūnaitė susipažins su prokuroro pateikta archyvinė baudžiamąja byla. Liudytoja Sadūnaitės apklausa tęsiama toliau. Apklausoje dalyvauja Lietuvos TSR prokuroro vyrpadėjėjas, vyriausycijos patarėjas Bakučionis. Iš prokuroro neturi klausimą, kad liudytoja. Daugiau, nes tik tai. Kas liečia archyvinę bylą, tai dabar netrukdysiu. aš visą galiu. Tai liudytoja mes toliau tęsime mūsų apklausą, pokalbį. Taigi mes sustojame prie šio klausimo, kurį aš pakartosiu. Šiame straipsnyje turimas omenyje straipsnis istoriko pokalbis su Antanu Terlecku. Taigi šiame straipsnėje Antanas Terleckas, kalbėdamas apie nelegalų leidinį LKB kronika, teigia,
kad už jo laiškų iš lagerio spausdinimą kronikoje ačiū bene vieninteliai Nijolei Sadūnaitei. Jums perskaitoma šį ištrauką. Prašom, paklausykit, liūdė. Už tai ačiū beje vieninteliai Nijolei Sadūnaitei. Šiai pasislėpus pogrindinėje, katalikiškoji pogrindinė spauda pradėjo mane ignoruoti. Čia Antano Terlecko žodžiai, reiškia, yra pateikiami šiame straipsnyje. Paaiškinkite, ar šis Antano Terlecko teiginys yra teisingas ir jeigu taip, tai papasakokite apie savo ryšius su nelegalaus leidinio LKB kronika leidėjais ir kokiu tikslu Terlecko laiškus talpinote šiame nelegaliame leidinyje. Iš šį kitus klausimus atsakinėjau. Minėtos kratos metu buvo paimtas nuteistojo Gintauto Iešmanto 1986 m. balandžio 14 dienos laiškas, prasidedantis kreipiniu Gerb Nijolę. Jums pateikiamas šis laiškas. Paaiškinkite, ar jums adresuotas šis laiškas ir ar jūs jį buvote gavusi. Jeigu taip, tai kodėl jis atsirado pas Petrą Cidziką? Iš šį kaip ir kitus klausimus atsakinėjau. Minėtas laiškas yra patalpintas nelegalaus leidinio LKB kronika 70 numeryje. Galiu jums parodyti. Paaiškinkite, kaip šis laiškas pateko į nelegalų leidinį LKB kronika 70 numerį. Iš šį kitus klausimus atsakinėjau. Minėtos kartos metu buvo rasti rašiniai liečiantis taip vadinamus buržuazinės Lietuvos nepriklausomybės dienos minėjimą. Kas jums yra žinoma apie tokius rašinius? Iš šį kaip ir kitus klausimus atsakysiu. Sekantis klausimas. 1988 m. vasario 2 d. Lietuvos TSR prokuratūra gavo iš valstybinio televizijos ir radio komiteto rašinio pavadinto Kreipimasis į Lietuvos liaudį ir visas pasaulio tautas Lietuvos nepriklausomybės 70-mečio proga tekstą, kurį 1988 m. sausio 30 d. transliavo Vatikano radijas. Šį rašinį pasirašysiųjų tarpe yra nurodyta ir jūsų pavardė. Kas jums yra žinoma apie šį rašinį? Iš šį kaip ir kitus klausimus atsakysiu. Ar teko su šiuo rašiniu susipažinti, dalyvauti jį paruošiant? Ar davėte sutikimą jį pasirašyti, ar pasirašėte jį? Ar siūlėte kam nors jį pasirašyti? Prie kokių aplinkybių tai vyko, jeigu tai tiesa? Kas šį rašinį pasiuntė jūsų? Iš šį kaip ir kitus klausimus atsakysiu. Sekantis klausimas. Šiame rašinyje šmeižtiškai atsiliepiama apie TSRS nacionalinę politiką. Ar ir jūs esate tokios pat nuomonės? Iš šį kaip ir kitus klausimus nesakysiu. Sekantis klausimas. Šiuo rašiniu Lietuvos TSR gyventojai yra kurstomi neteisėtiems veiksmams. Ar jūs tam pritarėte? Iš šį kaip ir kitus klausimus nesakysiu. Šiuo rašiniu kreipiamasi ne tik į Lietuvos TSR gyventojus, bet ir visas pasaulio tautas. Tai yra, jos kurstomos kištis į mūsų valstybės vidaus reikalus. Kaip jūs tai vertinate? Iš šį kaip ir kitus klausimus nesakysiu. Minėtas rašinys panaudojamas užsienio radijo priešiškose laidose. Kaip jūs vertinate šį rašinį sukūrusių, pasirašusių ir pasiuntusių į užsienį asmenų poelgį? Iš šį kaip ir kitus klausimus nesakysiu. Ar rašinį pasirašę asmenys, tame tarpe ir jūs, tikrai ruošiasi organizuotai dalyvauti nepriklausomybės dienos kabutėse minėjime? Iš šį kaip ir kitus klausimus nesakysiu. Ar turi šių priemonių iniciatoriai bei organizatoriai atitinkamų valdžios organų leidimą masinėms priemonėms? Iš šį kaip ir kitus klausimus nesakysiu. Be atitinkamų valdžios organų leidimo ir jų pagalbos tokios masinės priemonės miesto sąlygomis gali iššaukti viešosios tvarkos, transporto eismo ir kitokius pažeidimus, už ką yra įstatymuose numatyta administracinė arba baudžiamoji atsakomybė.
Ar numato šių renginių organizatoriai ir iniciatoriai bei jų dalyviai galimas tokias pasekmes? Iššykai, visus tokius klausimus.